Kelionė tikrai nebuvo varginanti, skridom užsukomuoju reisu tiesiai iš Vilniaus į Zalcburgą. Iš tikrųjų tikrai nesam pavargę po kelionės, apsigyvenom, kaip matot, tikrai gražiai vietoje, šalia Zalcburgo, kalnų apsuptyje ir iš tikrųjų tik teigiamom mintim, teigiamom emocijom ruošiamės į tavo varžybą. Ar toks komfortas prieš svarbias varžybas nepadarys meškos paslaugos? Ne, tikrai neturėtų padaryti meškos paslaugos, iš tikrųjų vadovybė pasistengė, kad tikrai galėtume galvoti ir susikoncentruoti tik tai ties ir tos varžybom, nereikėtų galvoti apie kažkokias problemas, kaip čia, kurios nuskamotų, ta prasme, dėl kažkokių diskomforto, o šiaip tikrai sąlygos tik tai geriausios suteiktos ir belieka galvoti apie futbolą. Tai tokia kaip ir svarbiausia šio sezono rungtynės, kažkokia įtampa jau jaučiasi ar dar? Taip, iš tikrųjų prieš tokį varžovą dar neteko šiais metais žaisti ir kaip įtampos neturėtume jaustis, nes kaip treneris prieš praeitas varžybas akcentavo jau prieš Pozanės Lechą, kai žaidėm, kad mūsų galimybės yra, mes galim praeiti kitą etapą, o Lechas privalo, nes tai yra tikrai, šiuo atveju Zalcburgo klubas, tai yra tikrai didesnio biudžeto žymiai klubas, turi tikrai labai pajėgių žaidėjų. Iš tikrųjų, bet mes stengsimės ir iš tikrųjų, manau, mūsų šansai realūs patekti į kitą etapą, jeigu praėjom Lecho komandą, kodėl negalim praeiti Zalcburgą. Vis tiek, kažką žinote apie varžovą, koks tai yra varžovas? Žinom, iš tikrųjų jau buvo viena video peržiūra, dar viena lauks. Iš tikrųjų matėm varžybas, treneris netgi buvo nuskridęs į Austriją žiūrėti čempionato varžybų. Tikrai labai stiprus varžovas, panaši komanda, galėčiau pasakyti, mano tokia nuomonė kaip Lechas, tiesiog, kad turi tikrai stiprius kraštų saugus, tikrai aktyvus, tikrai labai gerai žaidžia vienas prieš vieną ir manau, tai mums gali sukelti problemų, bet bandysim atrasti priešnuodžius prieš tai. Ar esat paruošę kažkokių specialių taktinių schemų? Na, manau, dar šiandien labiau akcentuosim, bet taip, treniravomės, tą akcentavom, ta prasme, kad kaip apsiginti geriau prieš juos. Matysim aikštį, kaip mums seksis. Ar šitie fanai, kur keliavo su komanda, jausis jų palaikymas? Na, Pozanėje tikrai jautėm, nes, aišku, ten buvo didžioji dauguma Lenkų fanų, bet iš tikrųjų tikrai malonu jausti, kad tu žaidži ir ta prasme yra žmonių grupė, kuri palaiko tave, kuri visa širdim skanduoja už tave ir tikrai tai papildoma motyvacija žaidėjam, manau. Esate žmogus iš komandos vidaus, vis tiek jaučiat, kokia yra komandos sportinė forma. Ar yra optimali, ar dar galėtumėte tobulėti kažkaip? Na, manau, tikrai komanda yra dabar, kaip galima gal pasakyti, formos pike, nes šiaip jau praėjom 3 Europos lygos etapus ir dabar laukia dar vienas ir manau tikrai komandos forma gera, nes ir čempionatas įpusėjo ir Europos lygoje jau nukeliavom šiokį tokį kelią ir manau tikrai forma gera. Turit vieną naujoką iš Prancūzijos. Vis tiek jau kažkiek bendravot, kažkiek matėte treniruotes, kaip atrodo šis žmogus? Iš tikrųjų matosi, futbolininkas aukšto lygio, tikrai greit įsiliejo į komandą, nebuvo kažkokių problemų ir per treniruotės tikrai gerai atrodo ir tikiuosi, kad jeigu treneris pasitikės, jeigu išleis aikštę, tikiuosi mums tikrai padės, nes tai tikrai aukštos klasės futbolininkas. Tai vien ką pasako tas, kad jis žaidė už Prancūzijos jaunimo rinktinę. Ką galėtumėt pažadėti Žalgirio fanams? Pažadėti galim tik tai tą, kad atiduosim visas jėgas aikštėje ir tikrai tikimės tik tai teigiamą rezultatą, rytoj nieks nevažiuoja čia pralaimėti ten minimalių skirtumų ar dar kažko, manau teigiamas rezultatas bus tik tai pergalė, blogiausiu atveju rezultatyvios lygiosios ir tą ir stengsimės rytoj aikštėje padaryti.